Labą dieną visiems žiūrintiems ir noriu dar vieną istoriją pristatyti, kaip Lietuvoje siaučia aferistai ir galimai jie siaučia su valstybinių įstaigų pagalba, nes kito kelio, kaip paaiškinti, aš nežinau tokio kito paaiškinimo, kodėl kai pinigus imti, tai viskas labai gerai, jie visi teisėtai veikia ir jiems veikla, viskas yra. Kai surasti juos, kad atiduoti pinigus atlyginti žalą padarytą, jų neranda. Tos pačios įstaigos jų neranda. Tada prasideda stumdymas, tai tie neranda, tai jie neranda, tai tas nieko negali padaryti. Bet kai pinigus paimti, galėjo visi viską padaryti. Tai dabar kaip čia gaunasi? Jeigu policija neranda, dar aš čia labai kelčiau didelį klausimą, ar neieško. Nes jeigu žmogus važinėja su mašina, žmogus tvarkosi, gyvena Lietuvoje ir jo neranda, tai man kažkaip tai keista. Būtų gerai, aišku, paviešinti ir tokio žmogaus mašinos numerį, kad jisai gatvėje negalėtų važiuoti ir jo pilną vardą, pavardę ir nuotrauką. Aš dabar iš to viso įrašo pavardės nelabai išgirstu normaliai, bet vardas tai Arvydas. Tai jeigu toksai žmogus, kuris pavogęs pinigus, taip sakykim, apgaulė išvilios pinigus ir slapstosi, ir priklauso dar partijai, tai partija, ta prasme, žaliųjų, tai turėtų visus duomenys apie jį turėti. Ir jeigu jau ir jie nieko neranda, slapstosi, tai žiūrėkit, gal tada atsirastų koks nors sponsorius, kuris prafinansuotų arba įsteigtų kokį nors prizą, kuris už šito Arvydo galvą. Ir skelbti tokį pasiūlymą gyvas arba miręs, neturi reikšmės, grįžtam į laukinius vakarus ar kaip čia. Gal tada policijai atsiras daugiau motyvacijos dirbti ir surasti, nes, pavyzdžiui, žiūrinti tai, kaip policininkai greitai ir efektingai randa būdą, kur atvažiuoti sušaudyti moterį, tai aš nemanau, kad yra problemų, kad neturi ginklų, ar ta prasme neturi kuro ar automobilio, ar būdų kaip atvažiuoti. Turi visą šitą klausimas, kur jie važiuoja, ar ten, kur jiems reikia važiuoti, kur pasakė kažkas tai, ar realiai jie tikrai, gina, saugo ir padeda. Nes dabar, pavyzdžiui, akivaizdžiai iš įrašo perklausius, moteris neviltyje ir su negalia, ir ta prasme, ir apgauta, ir jai tikrai reikia pagalbos. Ir kur policija dabar šiuo atveju jie neranda. Tai pradėkit ieškoti, baikit šaudyti žmonės, tyčiotis iš žmonių, prievartauti juos ir pradėkit ieškoti, pradėkit dirbti. Kitu atveju skelbti reikia, kaip ir sakau, reikia skelbti premiją už tokio, arba tokių gal, sakykim, galvą ir kad atsirastų sponsorius, kuris prafinansuotų tą premiją tokią, bei tokiems nebūtų vietos, kad nei Lietuvoje ir platinti visur, tarp emigrantų, užsienyje visur, kad net ir užsienyje, iš bet kur išvažiavęs, toksai nerastų vietos gyvenime, kad interesas atiduoti pinigus būtų jo, o ne tos moters, kuri dabar niekaip neranda jo. Ir mes turim tokią struktūrą valstybėje, policija. Tai nežinau, čia aišku, daug emocijų ir daug visko, bet iš esmės tai manau, kad jau atėjom iki to taško, kada jeigu nedirba valstybė ir jos struktūros ir leidžia va taip pas savo piliečius apiplėšinėti, bet ir pati valstybė tą daro. Tai tada skelbt premijų už tokių parazitų galvą ir kaip sakau, žiūrėsim, kas bus. Kito kelio nėra. Tad visiems gero klausimo. Ačiū. Otilija Švedavičė. 2022 metų balandžio mėnesį, kažkur tai dar, kovo mėnesį panašiai, man davė asmeninė asistentė Palangoje gyvenant ir aš jai pasiskundžiau, kad esu apgauta dėl perkant nekilnojamą turtą, kad man reikia surašyti teismą ieškinį, kad teismas pradėtų iki teisminį tyrimą, kad atgauti pinigus, nes mes esam, kaip sakant, pirkę būstą ir ėmė paskolą ir likom be pinigų su paskola prieš akį ir nuomojom būstą. Pirmos grupės invalidė man yra labai sunku, nuomojamam būti aš negaliu net padaryti savo, kaip sakant, pritaikymą. Ir man asmeninė asistentė supažindino, aš labai gerą turiu advokatą, kuris gali tau viską padėti būtent šituose pagal apgavimą tuose būtuose. Nuveža į mane į Klaipėdą, pas Arvydą Ekti, Žaliųjų partijos narys, Pylimo gatvėje dabar 12 jisai. Nuveža, mes sudarom sutartį. Paslaugų, jisai sako, taip, geras advokatas, visą kitą. Aš jam pervedu grįžus namo 500 eurų iš karto. Praeina pusės metų bėgiai, aš pradėjom skambint,
užduot klausimus, jis skambučius numeta ir parašo perskambinsiu, parašau žinutės netrašo, skambinu vėl į telefoną, perskambinsiu ir jis pasidaro nebepasiekiamas. Po pusės metų aš vėl rašau žinutę, man sakau, yra kita byla, iškilo kita bėda, man reikia dar vieno ieškinio. Iš karto prisistato, tiesiai į Kretingą, mes tada Kretingui vasarą nuomavomės, iš karto prisistato pas mane tiesiai į namus, tik ne iš pirmos dienos, ir vėl sudarom su juo sutartį, aš vėl perduom 500 eurų. Ir vėl jis dingsta, vėl perskambisiu, žinutės neatsako. Mes po to grįžom vėl rudenį į Palangą gyvent nuomotis. Ir pradėjom jo ieškoti, ir ieškojom ir niekaip nesurandi. Parašo žinutę, tuoj atvyksim rytoj 14 val. Gerai, sėdu autobusą, mane palydį, važiuoju, man kainuoja. Taksi iki stoties kainuoja, autobusu važiuoti kainuoja. Kol važiuoju autobusu, oi, labas, šiandien negaliu, gal rytoj. Gerai, rytoj, važiuoju rytoj. Oi, labas, šiandien negaliu, gal gali rytoj. Ir taip jis mane vedžiojo už nosies, kol reikalas priejo iki teismo, gavau nemokamą advokatą, padaviau į teismą, jam priteisė mokėti 1000 eurų. Padaviau antstolius ir jo negali surasti. Antstoliai siunčia laiškus, visur kitur. Nuvažiavau į Vilnių, į prokuratūrą, parašiau prašymą, kad jiems iškeltų baudžiamą bylą už sukčiavimą. O jie pasakė, kad čia yra civiliniai santykiai. Nekelia jam baudžiamos bylos, čia civiliniai santykiai. Reiškia, jis manęs neapgavo, slapstosi nuo manęs, mane neapgavo. Tuomet pasiskambinau jų pirmininkų Nekrošiui, partijos pirmininkų ir pasakiau, pasiskundžiau. Sako, mes jį jau pašalinom. Sako, jis mūsų išdė pasėmė 7000, taip pat dingo, mes jo nerandam. Tai tada aš vėl pas antstolius. Antstoliai sako, mes niekaip negalim perduoti laiškų, jis slapstosi. Kaip jį atrasti, kad jis grąžintų pinigus? 1000 eurų man pinigai kainuoja. Aš ir taip aišku, jis apgavo, jis neparengė nei vieno procesinio dokumentą, bet, kaip sakant, apsimetė advokatų. Jis net ne advokatas, jis paprasčiausiai teisininkas, kuris teikia paslaugas pagal pažymą. Ta pati aš galėjau savivaldybėje pasodėtą Grajauskienę nuveikti, lygiai tą patį gauti. Ir aš jį kreipiausi į advokatę, jis net mantijos neturi, jis negalėjo net teisme atstovauti, jis neturėjo teisės. Ir jis tą puikiai žinojo ir jisai Žaliųjų partijos narys. Arvydas Sekti Žaliųjų partijos narys. Buvęs. Jis kandidatavo į merus. Bet ačiū Dievui neišrinko. Taip, ir norėčiau, kad jis man grąžintų 1000 eurų. Man tai irgi pinigas. Mes tos pinigus gal 8 mėnesius taupėm. Vyras kažkur tenai dirbo nelegaliai, kad uždirbti, nes mes ir už butą. Nu ką? Vis tiek, medžius skirto kažką, tai kažkur plytas nešiojo pa žmonės. Vis tiek kažką tai darė. Vis tiek gaudavo pinigų. Rinko, surinko, kad jam sumokėt. Nes už butą mokėti reikia. Už nuomą mokėti reikia, paskolą mokėti reikia. Man kiekvieną mėnesį kraują lašint reikia 300 eurų iš invalidumo. Nu tai viskas, kai man mirtis, kaip sakė, nei gyvenk, nei verk. Gyvas į ką palysk. O jam vienodai rodo civiliniai santykiai. Ir jo negali rasti. Kas jisai? Adata šieno kupetoj. Žmogus gyvena, dirba veiklą. Tai galų galia tegu asmeniškai iš jo išieško. Tegu parduoda savo mašiną ir man grąžina 1000. Tai tiek.